Va ir YouTube projektas Karavanas. Tai pirmoji serijoje dar neturiu kažkokios koncepcijos. Kol kas kanalas vadinasi Kiemo magas, bet nežinau, kaip jį vadinsim vėliau. Tai trumpai papasakosiu, koks yra planas, kokios yra idėjos galbūt viso šito projekto. Namelio ilgi bendrai, jeigu tai paėmus, paliksim tą patį. Na, aišku, kažkiek ten dasidės šildymo medžiagos ir panašiai, bet principai ilgis bus tas pats. Plotį norėčiau į šitą pusę praplatinti, prailginti, pradidinti 2-3 metrais, kad namelis būtų vietoje 40 kvadratų, apie 60-70 kvadratų. Jau gausis toksai visai pakankamai erdvės gyventi. Tada šitoj daly dar noriu padaryti apie 20 kvadratų terasą, kad išėjus tiesiai būtų galima iš svetainės, iš valgomo, nežinau dar kas net viduje bus, vėlgi neturiu idėjos, kad būtų galima išeiti į terasą. Terasa turėtų būti mano vaizduotėj įrėmintas su turėklais, įimas likščia, aišku, mediniai kažkokie laipteliai bus ir panašiai. Spalva, šiaip kaip pirmą kartą sugalvojau, kad aš čia kažką tvarkysiu, tai planas buvo daryti juodą baltą. Tokį skandinavišką stilių, sandėliukas, paskui va nufilmuosim arba dabar nufilmuos, yra, jisai pradėtas, toks nedabaigtas, bet principė dėl to ir dažiau juodai, nes mintise turėjau, kad bus juodas ir namelis. Tai va tarkim, jeigu juodas namelis, baltos langinės, balti turėklai, man atrodo turėtų būti gražu, bet čia viskas dar eigoj bus koreguojama. Nežinau dar tiesą sakant apie kaip namelis bus apšiltintas, nežinau kaip jisai bus apdirbtas. Čia dabar vat, visus šitus klausimus ir gvildensim, nes nenoriu daryti karkaso aplink visą namelį, nes elementariai išbrangsta visas projektas ir gaunasi, kad nu tai pastatai karkasinį namą. Tai norisi kažkokį kitą sprendimą rasti. Tai turiu minčių galbūt klijuoti polisterolą. Klijuoti polisterolą, padaryti rėmus tik tais galbūt langam, durim ir stogui atraminės konstrukcijas. Nu, aišku, reikės dadurti, bet kokiu atveju ten jau kur dasistatys priestatas, tai ten jau reikės karkasų nori, nenori. Bet vėlgi nežinau, ar daryti grįžtinius polius, ar betonuojamus polius, ar mūryt kažkokį pamatėlį. Tai va visą šitą procesą eigoj bandysim rasti atsakymus į tai, kas yra efektyviausia, kas yra pigiausia, kas yra greičiausia, kas yra lengviausia ir panašiai. Tai va šitie visi dalykai vis dar yra galvoju ir vis dar galvoju, kaip čia kas bus ir kaip geriausia padaryti. Kas su nameliu iš principo yra gerai, tai kad jisai šiaip buvo labai geros būklės, kai jį pirkom. Nu čia istorija, kaip jisai nupirktas ir kas jį pirko kita. Ne aš jį pirkau. Tai čia rašė, kam čia pirkti iš viso, brangiai kainuoja, parduok ir panašiai. Ne, aš jį pirkau, bet šiuo metu aš jau jį turiu ir parduoti jį nebegaučiau tiek, kiek jisai kainavo, kiek jisai yra įkainuotas, nes transportuojant įvyko šiokių tokių pažeidimų, nes čia labai sudėtingas privažiavimas buvo į sodus, nu ir įvyko, kas įvyko. Bet ką mes turim, tai mes turim visiškai idealų dugną, ta prasme, dugnas yra visiškai sveikas, visiškai tvirtas, nesupuvęs, nestrešęs ir panašiai. Greičiausiai tą skardą lupsim, nu, dar vėlgi, neturiu nei vieno sprendimo galutinio, tiesiog dalinuosi mintim. Tai tą skardą norėtųsi nusilupti, nes, kaip žmonės rašė, tiek pati medžiaga nėra kažkokia labai jau ten ekologiška ir faina, plus ryšys slopina ir panašiai. Bet čia vėlgi matysim, kaip bus, nežinau. Faktas yra tas, kad reikia namelį apšiltinti, faktas, kad reikia apšiltinti dugną, faktas, kad reikės dėti tinklą ant dugno, faktas, kad reikės naujo stogo, nes stogas yra pažeistas. Tai yra dalykų, kurie yra faktas. Elektros instaliaciją reikės perdaryti, vanduo čia pakankamai paprasti dalykai. Kiemą juosia tvora jau dabar, tai turim vieną kiemo pusę aš pats ir aptvėręs esu šitą segmentinę tvorą, tada kitos dvi pusės yra su sena sietinė tvora. Tai nežinau, ar aš ją naikinsiu iš tikrųjų, nes norėčiau apsodinti kažkuom. Vėlgi, investuoti labai daug, statyti naujas tvoras, nežinau, galbūt, bet nėra būtina, jeigu sodini, pavyzdžiui, tujas arba pušelės kažkokias ar kažką. Tai vėlgi, čia yra toksai vis dar opcija ir vis dar pamastymai, kad turbūt visų sienų aš tikrai nenoriu aklinai užtverti. Ir šiaip iš principo tai nėra būtina, nes aš nuogas galiu vaikščioti ir kaimynų akivaizdui. Man nereikia apsitverti 2 metrų tvorą, kad išeičiau nuogas į savo kiemą. Jokas čia yra. Elektrą jau esu atsivedęs, čia elektros nebuvo šitam sklype, tai man žiauriai pasisekė, nes pradžioje paskaičiavo elektrą 5 beveik 1000 eurų.
Ir aišku, aš laukiu, nes nenorėjau mokėti tokių pinigų, tiesiog toks sėdėjau ir galvojau, gal kas nors įvyks. Ir įvyko stebuklas, pasikeitė valstybės finansavimas šitiem dalykam ir aš sumokėjau tik apie 1000 pinigų. Tai great success, kaip sako Boratas. Nuotekos ir vanduo yra du turbūt sudėtingiausi dalykai šitoje vietoje. Tai vanduo yra pas kaimyną, tai galbūt sutarsim su juo per pusę šitą, pas 2 kaimynus tiksliau. Šiaip esam kalbėję, bet paskui aš čia galvoju, žodžiu. Vanduo galbūt iš kaimyno pasijungsim gręžinio, nuotekas be abejo reikės daryti. Aišku, yra keletas opcijų, vienas yra ten kažkoks Augustas Raidenis ar dar kažkas, ar iš Lenkijos ant pačiam parsivežti, ar nežinau, nu yra tų variantų. Arba kitas tiesiog užkas į bačką, kakoji į bačką, paskui išsirbi su siurbliu, primityviai kalbant. Tai vėlgi matysim, čia tokie, šitie dalykai turbūt bus vieni iš paskutinių. Bus trinkelės, tai vat būtent kas liečia jeigu namelį, tai būtent visas priekis turėtų būti, kur jau baigėsi namelis, tas vat ta visa dalis bus trinkelės, čia yra faktas, kad įvažiuot pastatyti automobilį, trinkelės turbūt bus, spėčiau, galbūt plius minus iki vidurio kiemo, nelabai plačiai, bet iki vidurio kiemo, tai galima bus pastatyti kažkokį krepšinį ir panašiai, likusi dalis turėtų būti pievelė, mano supratimu, aš nenoriu tarnauti kiemui ir prisisodinti 30 000 skirtingų augalų ir paskui vaikščioti ten kapsyti, ravėti ir panašiai, ne, anaip tol. Netgi ir namelyje bandysim kažkokiu tai sugalvoti, nesugalvoti, o panaudoti išmanio namo sprendimų, kad kuo mažiau investuoti savo laiko ir darbo, kad būtų galima tiesiog mėgautis laiku čianais. Tai tas pats vejos robotas, ar ne, robotai nebekainuoja tiek, kiek anksčiau ir tokiam kiemukui, tai robotas, kai viskas susidėšia, tos vejos bus minimaliai, tai vos ne pats pigiausias robotas tą darbą galės padaryti. Tokie turbūt greitai prabėgimai apie tai, kas yra planuose. Faktas, kad bet kokiu atveju esminis momentas bus namelis, visiems įdomiausia namelis, visiems įdomiausia, kaip išspręsim tam tikrus niuansus, kiek tai kainuos ir panašiai, tai stengsime viską fiksuoti ir dalintis tom kainom, dalintis su tuo, kur perkam, už kiek perkam, kodėl ten perkam ir kodėl tai perkam. Sandėliukas yra, tai turbūt ir paliksim, nors kas čia žino, galbūt kils kažkokių minčių ir pergalvosim tą kiemą. Rašė irgi žmonių, kad, nu, jei kažką įdomaus sugalvosi čia padaryti, gal ir bus įdomu. Aš nesu fanas tų sudėtingų kiemų, tų tokių crazy idėjų. Man atrodo, nu vėlgi, aš pasikartosiu, infrastruktūra turi tarnauti žmogų, o ne žmogus jai. Tai pasisodinti 20 obelų ir paskui atėjus rudeniui savaitę grėbti lapus arba atėjus sezonui ten 2 savaitės rinkti derlių ir paskui ten daryti uogienes vien dėl to, kad nežinai, kur padėti tos obuolius, čia ne mano yra mąstymas ir ne mano logika. Minčių daug, darbų labai daug ir niekas čia dar nežino, ką čia darysim, kaip darysim, ieškosim tų sprendimų kartu, juokausim, durniuosim ir gal nenusisuksim galvų. Tai pasiekit, ne, kadangi tai jau YouTube'as, nebepasiekit, o paspauskit subscribe mygtuką, prenumeruoti, pakomentuokit, nes YouTube algoritmai veikia šiek tiek kitaip negu Instagramo, tai būkit aktyvus ir pradedam visą šitą velniavą ir matysim, kur jinai mus nuves iki sekančio epizodo.